Šiandien mūsų didžioji diena. Svarbiausia, kad taikiai, aiškiai. Jeigu ne policija, kuri tave saugo, tau būtų blogai. Jeigu не полиция, что, блядь, ура маваши, пиздец. Вообще, маваши, ща. Ура маваши. Jūsų vieta kalėjime. Jūsų vieta kalėjime. O kodėl mano vieta kalėjime? Žiūrėkit, Zokas bėga nuo manęs. Aš dėl tų žmonių šaudimo, tik tai paaiškinkit, nes niekas niekada nepaaiškino. Gabrieliau, nu nebėgit, tai... Žinokit, rusiškai nekalbu, tai nesuprantu. We can talk in English. Gerbiamas Laurynai, tai kaip su... The guy who's work for Russia. No, yeah, he's I would say, provocator. You know what is? Yeah, for sure. So he's guy, number one provocator here. Number one? Yeah. You are in number one translation. No, so we can talk about it. Karą nesukelt, tik ir viską. Svarbiausia, kad karą nesukelt. Ir štai prieš mane stovi žmogus, kuris pasiūlė šaudyti nelojalius Lietuvos piliečius ir dar juokiasi. Ir dar mane vadina idiotu. Žiūrėkit, laisva demokratiška valstybė. Ir mane idiotu vadina. Of course, the country should defend itself. And if it's people who are in diversion groups, who is, Dabar jisai teisinasi prieš šitą savo svečią iš Belgijos, kad jisai netaip sakė, kad atseit jo žodžius. Negerbiamas Laurynai. Deja, bet jūsų žodžiai buvo netokie. Ir klausimas tas pats, kur lojalių piliečių sąrašai? Kur lojalių piliečių sąrašai? Taip. Nu tai labai panašu, žinau. Labai panašu, kad čia... Taip. Nu jau manęs tai nepatrauksi, Kasčiūnai. Jeigu turėsi daug pinigų, kaip, pavyzdžiui, Rusija propagandai užskaidė ir va tokius skaičius paskui gali pasiūsti per vienus kitus kanalus, jūs irgi turėsite rinkėjų kiek procentų vais pasirinko? Tiek daug. Ta prasme, prie ko čia prie jūs? Manęs niekur nesintinėja. Man niekas pinigų nemoka, kad aš ką nors transliuosiu. Brangusi, žiūrėkite, jūs visada galvojate, kad kažkas kitai pusiai moka pinigus. Daugiau nieko neturi ką pasakyti. Daugiau nieko neturi ką pasakyti. Viskas, baigėsi tavo iškalbingumas. Baigėsi. Tu esi tiesiog apglūšintas dėl Fidesz propagandos. Paprastai apglūšintas, tu kartoji TV trioškės naratyvus, tu kartoji dėl Fidesz naratyvus. Kas teisus kare su Ukraina? O čia tavo karas, čia tu aiškini, tu esi teisėjas tame kare? Kodėl Rusija, būdama tokia galinga, antra armija pasaulyje, nesugeba vien savo jėgom nugalėti Ukrainos, kuri yra 40 kartų mažesnė? Rusija sprendžia savo reikalus. 17 milijonų kvadratinių kilometrų. Didžiausia šalis pasaulyje, 12 ar 11 laiko juostų ir nesugeba tokios mažos Ukrainos, kuri yra 40 kartų mažesnė, jos nugalėti. Slavka, tai va kas jūsų galvoje vyksta? Tai čia jūsų. Žiūrėkit, Slavka negali nuo savo didžiosios istorinės tėvynės negali atsiplėšti. Kvailas šių dienų pasaulis galėtų pasimokyti. Ko jie taip gėdinasi? Nu kaip ko gėdinasi? Savo veidų gėdinasi. Ajajaj, gėda pelėda. O šalia vat VSD agentas eina. Ką? Kas tokia? O tu protingelis? O tu protingiukas. Žiūrėkit, vaikų darželis visiškas. O aš sakau, ir aš manau, kad mes čia susirinkę sakom, gėda, baisu ir apgailėtina. Gėda. Tu esi Landsberginis. Pažiūrėkite, žmogelis išmoko žodį vatnikas. Ir galvoja, kad jisai tuo žodžiu kažką išgąsdins, kažką pasieks. Nu, pasakyk. Panašu, kad aš tavęs bijau. Ne, tu esi labai drąsus. Tu esi pirmas eisi į apkasus šaudyti nelojalių Lietuvos piliečių. Šlaką v rūkį ir čioš papais riekura. Supratai? Ko uždėjęs vykti tuomet? Ko tu man aiškini? Prorusišką šūdo gabalą. Aš prorusišką šūdo gabalas. Tai tu esi pro Landsberginis kakutės. Visus dalyvius sveikinu širdingai ir apkabinu.